Sveiki visi. Taigi 10 įrašas apie mano autorinę kolekciją. Ir noriu pradėti nuo štai šito indo, kuris, kaip matot, nestandartinis. Jisai yra taip pat taikomosios dailės gaminys, bet tai yra tiesiog indas ant kojos, jeigu taip vadintume ar ne. Pamenu, kaip dabar buvau jau dirbusi su jos grafito technika kažkur tai apie 15 metų ir žinot, po tų sukurtų raštų kiekio tokio galvoju, kažką reikėtų pabandyti tokio pilną būtent dekoravimą užsinorėjau ir būtent tuo metu kažkaip buvo Paryžiaus katedra sudegusi, sudegė tą katedrą ir kažkokiu panašiu metu būtent rodė dokumentinį filmą apie tą katedrą. Visiškai mane užbūrė tas pasakojimas, kaip ten būtent pačioje erdvėje buvo išreikštos 3 pagrindinės spalvos, tai raudona, žalia ir mėlyna, ir visos jos buvo tarp būtent tos rudos žemės spalvos. Ir labai užsinorėjau kažkaip tai interpretuoti visą tai keramikoje ir užsibrėžiau tokį tikslą, galvoju, aš jau čia 15 metų varau, čia žinau, viską aš galiu ar ne, tai tarsi sekantis levelis toksai savo pačiam, ar aš galiu, greičiausiai galiu, bandom, darom. Tai nusižiedžiau 2 indus, vieną vėliau pademonstruosiu, 2 indus štai tokius, jisai koja yra klijuota atskirai, dangtis vėlgi čia viršus, tarkim, mane yra nužiestas šitas, jie yra užklijuoti, nes nužiesti tokio tipo rankena, kur tau čia kaip grybo galva paleistų, nėra taip paprasta. Ir būtent iššūkis buvo kame, prisipaišiau visokių eskizų, tarp jų yra ir parodysiu porą lėkščių. Ir esmė yra būtent to pilno dekoravimo, kad tu išsiraižai raštą, būtent ant engobos tas grafito technika išsiraižai. Išsidegi ir tik po to dekoruoji jau kaip tu čia įsivaizduoji tą dekoravimą. Kaip galit pastebėti, čia yra dekoruota raudona glazūra, raudonos tos detalės ar ne. Visa kita yra dekoruota dekoravimo dažais. Ir sudėtingumas yra kame, tu atrodo, kas čia tokio, nenusižeidžiai, įmerkiai, išraižiai. Pats raižymas užtruko labai ilgai, apie 5 valandų, nes kiekviena linija, ypač tokiose vietose, kur yra kažkoks įdubimas, išgaubimas ar ne, ir vėl išskobimas, visi šitie, tu turi prieš aplamai darydamas tokį darbą, tu turi pasidaryti pirmiausiai formos eskizą ir rašto eskizą, kaip jisai tau žiūrėsis aplamai. Tai to Paryžiaus katedros, tos dokumentikos labai mane sužavėjo būtent tos spalvos ir ta žemės spalva. Aišku, tenai buvo viskas dekoruota auksu, pas mane šito nėra. Ir būtent, kiek žinom visi pagal tą dokumentiką, kad mėlynos spalvos vitražo stiklo spalvos formulę pats meistras nusinešė į kapus ir apie jos išgavimą šiandieną nėra nė kalbos, nes nepavyksta niekam. Kaip sakoma, kažkas pagailėjo pinigų sumokėti ar ne, ir šiandieną griaužiasi nagus, nes taip menininkai ir nėra vis dėlto vertinami ir šiandieną, ir tada nieks nepasikeitė per tiek daug šimtmečių.
Tai vat, iššūkis buvo toks, kad galvoju, kaip čia man su ta raudona glazūra susižaist, nes dekoravimo dažus dar kai esi įvaldęs ranką, tai sunku buvo, nes vėlgi tu turi laikyti vienoje rankoje indą, kitoj teptuką ir tu turi būti tiek susitelkęs, kad tau tas dažas nenuplauktų ten, kur nereikia, o tik ten, kur reikia. Tai pirmiausia išsidekoravau dažais, išdegiau ir antrojo degimo metu dengiau glazūrą tą raudoną. Buvo kažkoks košmaras. Ta glazūra liejosi ant tų dažų. Tuos dažus reikėjo valyti. Buvo, pasakysiu, kosmosas. Pirmo degimo metu ta raudona glazūra gavos tokiais plėmais. Ir dabar galit stebėti, jinai visa ta raudona yra tokia debesuota, nes jinai teptuku yra dengta, kempinė dengta. Ir išdegus visas esi pasiutęs, tu įdėjęs tiek darbo, vaizdo nėra, rezultato nėra, tai antrą kartą vėl tu tą raudoną ten preciziškai vėlgi. Ir atsimenu, po antro degimo man atšoko dangčio, nuo dangčio kai kurios gobos detalės atšoko nuo molio. Tai teko biškį ir slėpti, čia kai kur net ir matosi, va tarkim šito detalytę. Va šičia yra, matosi, kad nėra angobos po apačiai, jinai šiek tiek yra tokia kitokia ir nedaug ten nuskilo, bet tiesą pasakius galvojau, kad iš viso šitas darbas neišeis, tos dangtis liks, mesim lauk tą dangtį, nors jisai beprotiškai yra gražus, va jeigu iš viršaus pažiūrėti jį, va visas raštas, čia yra raižyta rankomis, pasitelkus, va tarkim, tuos ovalus, ar ne, kaip sako, kaip juos vienodus padaryti. Tiesiog lekalą pridedi, apibrėži tą pradžią, po to vis tiek ranka tu griuvelį turi pats padaryti. Ir kaip matau, ta raudona glazūra, jinai kaprizinga visiems yra keramikams, kokią tu beimsi raudoną glazūrą, kad jinai pasidengtų taip, kaip tu nori. Tai čia yra kiekvieno keramiko svajonė. Tai va, galutiniam rezultate šis tas gavosi, vat, toksai jisai yra pas mane absoliučiai unikalus ir jisai vienintelis, todėl yra mano kolekcijai. O dabar pristatysiu jo kaip ir brolį tokį, žinot, nes jie yra aplamai tik tai du. Kai pamenu, kai aš juodu nulipdžiau, išraižiau ir aš juos taip padėjau į lentyną, galvoju, kada nors nudekoruosiu, galvoju, nes buvo kruvinas darbas, žinokit, turi raižyti, susisukęs, kaip kvazimodas, ir taip tas stuburas kenčia, nervai kenčia nuo šitokio darbo. Tu išeikvoji labai daug savęs. Taigi šitas dar sudėtingesnis, bet čia raudoni dažai, kaip matot, yra dažai, ne glazūra, ir ta spalva šiek tiek yra blankesnė, nes dekoravimo dažų tokio ryškumo nėra. Tu gali dėti kažkokį, bandyti pigmentą, jeigu tu turi, jį gauti irgi yra labai sudėtinga. Kaina jų ten kosminė ir panašiai. Tai vat su šito vargau, su šito koja, būtent su šita dalim. Šita dalis, nes kaip matot, jinai yra, jeigu šono žiūrint, jinai yra apvalo ir riesta. Tai reikėjo sugalvoti kažkokį raštą, tai patikėkit, tasai visas išpildymas, vėlgi buvo kosmosas. Taigi padėjau į šoną, nusiraižius ir pamiršau metams. Tai čia buvo šitie 2 indai ir 3 lėkštės. Stovėjo. Tai po metų galvoju, reikia juos pabaigti. Kažkokiu būdu tada rinkau spalvinius, kaip čia ta raudona, kaip ir aišku. Paryžiaus katedros čia toksai, vat, inkliuzas gavosi toksai apie būtent Paryžiaus katedrą, o šitas
toksai, žadėjau auksuot, bet paskui galvoju, ai, su tuo auksu čia nei dirbt nemoki, galvoju, kam čia, Dieve šventas tas auksas, tai kad praba, ar ne, daugiau nieko. Tai va, pavyko įspūdingas dangtis, iš viršaus žiūrint yra be proto. Ypač kai saulė pašviečia arba dienos kambario dienos šviesoj, tas raštas tiesiog spindi vien dėl to, kad per tuos dekoravimo dažus saulės spinduliai ar lempos šviesa atsimuša į tą baltą angobą ir atrodo jisai kaip spindintis. Tai va, čia yra visiškai rankom tapyta, absoliučiai rankų darbas. Tai va, galit stebėti. Ir dar noriu parodyti, bandyti jums tą koją. Jis yra be proto įspūdingai atrodanti. Va, iš viršaus, jeigu žiūrėti, labai gražiai tas raštas man pavyko. Raudoną neparodžiau, galiu parodyti irgi. Va, kojos, kaip atrodo. Ir iš apačios raštas visiškai, kaip matote, yra unikalus. Tai va, vargo buvo daug, bet jie vat namuose primena tokią istorinį mano laikotarpį kūrybos. Ir taipogi šitas yra visiškai unikalus, todėl yra irgi pas mane kolekcijai. Dabar, kaip pagalvoju, ar nesakytų parodą kažkokią daryti, Uliau šventas, kai reikia keramiką pervežti kažkur kažkaip, yra labai sudėtinga transportuoti, sekantis darbai bus dar didesni, ne mano jėgoms. Dėl sveikatos būklės išvis man kažką kelt, nešti išvis nieko negaliu. Taigi, su šito darbu šiandieną baigiu pristatymą ir susitiksime sekantį kartą ir pristatysiu jums 4. personalinę parodą, kuri jau prasidės vaizduojamojo meno. Paroda bus lėkščių, mano autorinių, taipogi 4. personalinė paroda. Taigi, iki sekančio susitikimo.